jos prasidės ir tikiuosi, kad futbolininkai papildomai apšylę, tiesiai daugiau jokios žvalgybos nedarys ir nuo pat pirmų minutės laisvai žaisti. Dičičius. Ataka dabar į šeimininkų vartus, labai pavojingas smūgis, kurį atrėmė Jurgis Mikšiūnas, o pakartoti neleido varžoms smūgio Gabrielius Buslys. 9 numeris, jeigu neklystu, čia geras perdavimas, taip. Šodai Tomemori. Dabar prieš, iš esmės prieš minutę, gerą minutę svečiai atsakė taip pat pavojingų išpolių, kuomet Šodai Tomemoris smūgį atrėmė kauniečių vartininkas, bet vėl atakuoja Bobrungo ekipa ir vėl Tomemori, kuriam iš po kojų išmuštas kamuolys. Pijus Nainys. Jį dabar savotiškai sveikina, drąsina, dėkoja. Čia gana lengvai atrodo. Jau A lygoje yra žaidimas 4. turas. Dauguma komandų sužaidė po 3 rungtynes. Tuo tarpu Šodai Tomemori turbūt vienas iš aktyviausių ekipos futbolininkų. Matėme jo iš smūgį vartus, matėme prasiveržimą, dabar matėme jį prie, ir futbolo taip pat braižo tam tikras derinius arba tiesiog grafinių priemonių. Matau, kad po truputį raunasi. Atrodo tokie menki epizodukai, bet tai pastumia, tai kiečiau užeina. Prognozuočiau, jeigu viskas taip ir tęsis, kad ir šis Kauno Žalgirio žaidėjas vieną minutę iš pridėto laiko ištiksėjo. Šodai Tomemori jūsų ekranuose. Matomas, bet pakankamai subtiliai ir pakankamai diriguoja jaunesniems komandos draugams. Čia pavojinga situacija, baigėsi 1-0. 1-0 Tomas Telmokas. Dabar viską padarė tiesiog fantastiškai gerai. Nebuvo tokia paprasta situacija. Žiūrint pakartojimą, praktiškai vietoj puolėjas, bet pasimetęs kamuolį iš po gynėjų. Reikia pripažinti, kad ir Tomas išnaudojo, kartais gynėjai nedaro ryškių klaidų, bet nenusileido svečiams, o aštresnių ir tokių labiau įtemptų momentų prie varžovų vartų sukūrė netgi ir daugiau nei kad Plungės ekipa. Prasidėjo antrasis kėlinys, aišku, dabar reiktų tikėtis aktyvesnio Bobrungo žaidimo ir pirmiausia uždavinys, aišku, bent jau išlyginti rezultatą ir tą uždavinį Plungės komanda įvykdo nepraėjus ir 2 netgi minutėms. 10 numeris. Ose Gonsalvesas bėga link Kęstučio Petkaus. Žiūrim epizodo pakartojimą. Čia nesėkmingai sužaidė berods Edvinas Planiūnas, prasimest norėjo kamuolį, po to už sekundės pats suprato klaidą, bet jau tada buvo vėlu ką nors daryti. 1-1 ir, kaip sakoma, tokiais atvejais viskas prasideda iš naujo. Dabar lygio sąlygos, o dar viena situacija ir ten Skirmantas 14 numerio aikštė. Tomas Budrys, 17 Vilius Butkus, 18 Airesas Souza ir 23 Liveltonas Bretanas Oliveira. Čia vėl gražus epizodas, kiek dabar
Oras toks smagus, pavasariškas ir nemažai žmonių čia su augintiniais vaikšto netoli VDU stadiono. Čia smūgis į vartus iš po gynėjo. Šodaito Memori. Iš po Gabrieliaus Markuso Buslio. Tarp prokojas, bet vartininkas laiku atmuštas kamuolys ir antras įvartis. Atmušė kamuolį Jurgis Mikšiūnas, bet šiuo atveju jam pritrūko gynėjų pagalbos. Ir Plungės Bobrungas veržėsi į priekį, pasižymėjo Šodaito Memori, bet aišku, čia žiūrim puikus smūgis iš po gynėjo, labai toksai klastingas, kurį atliko Airesas Souza, o po to jau klausimai yra Kauno Žalgirio B ekipos gynėjams. Nes kaltinti vartininko negalėčiau šioje situacijoje, nors sakoma, kad viena iš tokių tipinių klaidų yra atmušti kamuolį prieš save, bet įvertinus tai Plungės komanda išlieka ištikima savo stilium, matyti tie susitarimai lieka galiot, nepaisant koks yra rezultatas ir esant progai, kuomet gali organizuotai. Kubas keitimas jau ir Bobrungo ekipoje. 13 numeris Hamza Jakudi iš Kazachstano legionierius žengė į aikštę. Ir Valdas Jašmantas, 7 numeris, keičia jisai Šodaito Memori, žaidėją, kuris pasižymėjo antrųjų įmuštų įvarčių. Ir, nebūtų Japonas. Šodaito Memori nusilenkė žiūrovam, nusilenkė. Vėl perimtas kamuolys. Ir tai yra viskas. Vis tik tai daugiau minučių nebuvo pridėta. 5 minutės 5 sekundės. 2-1. Plungės Bobrungas po nesėkmingai pasibaigusio pirmo kėlinio vis tik tai surado savyje jėgų ir galimybių pakeisti